Nu, Kraftas pragmatiškas žmogus. Ir jis patikė tikrai gerą pasiūlymą. Kas per pasiūlymas? Sunaikinti tiekimo kanalus. Neliks jų. Užeisime mes. Nieko aš jam neatsakiau, nes nežinau, ar mes turime tokių žmonių struktūrose, kurie galėtų prasukti šitą reikalą. Turime. Tik tai reikia informacijos. Sudaryk sąrašą žmonių, kurie galimai susijęs su tiekimais zoną. Na, čia 5 minučių darbo. Tai paimk ir surašyk. Bet jiegi neužvežė visą kiekį. Turi turėti kažkur sandėlį. Na, taip, žinoma. Nu, va, tai to sandėlio mes ir ieškosim. Bet nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reik keltis ir eiti. Sandėlys. Bet kas yra tiekėjas? Iš kur jie gauna? Šaknies neišrovė, problemos neįspręsime. Senovės graikų išmintis. Gerai, nieko nesakau, tik reikia užkirsti kelią narkotikų patekimui. Tai jau šią savaitę mes pradedam areštus ir viskas bus greit sutvarkyta. Jokių areštų. Čia yra vidinis reikalas. Supratau? Jokių oficialių užklausų. Jokių telefoninių pasiklausimų. Žinai kodėl? Kodėl? Todėl, kad už tos schemos stovi labai aukšti pareigūnai. Supratau. Geriau nesusitikti su jais akis į akį. Bet kokia padaryta klaida bus katastrofa. Būk atsargus. Ar supratai? Supratau. Dar toks vienas mažas klausimas. Klausk. Kai mes tos narkotikus sulaikysim, ką su jais daryti? Tai tu juos saugiai paslėpk, pasaugok. O paskui naudą pasidalinsim pusiau. Čia irgi yra senovės graikų išmintis. Tai kaip du išmintingi žmonės, mes žinom, dėl ko reikia pasistengti. Ir jeigu tik bus rezultatų, iškart pranešk. Atvies. Ačiū labai. Kažkas svarbaus? Labai svarbaus. Ar tu mirkintai žinojai, kad Lietuvos įkalinimo įstaigose vaikšto narkotikai? Tai taip. Pasirodė fenas. Fenas tai kas čia? Fentanilis? Tas pats. Tai gerai gyvenam, klausyk, jeigu fenas po zonos vaikšto, ką? Europa. Šiaip pažįstu vieną operą iš Praviniščių, galėtumėm jo paklausti, ar pas juos vaikšto ar nevaikšto. Nereikia. Ne? Reikia veikti tyliai. Neoficialiai. O kas nori pasakyti, sakydamas neoficialiai? Už viso to stovi aukšti pareigūnai. O prokuroras nenori triukšmo. Dėl to reikia neoficialiai. Trafiką sustabdysim. Dilerius suimsim. Rasim sandėlius. Ir ką paimsim, paversim grynais pinigais. O tai padalinsim į dvi dalis. Viena tai pusė, kita šitai pusė. Tada gerai. O čia yra pirminė informacija.
Gerai. O kur įglė? Išvežiau už miesto į vietą, kurios nieks nežino. O, gerai, gerai. Pabus, nusiramins. Čia visi? Taip. Gerai. Nu ką, rytoj permėsiu į sąskaitą, ar einam prie kompo? Ne, nereikia. Pasitikiu. Gerai. Nu ką, Ačiū. prisėdam gal. Pabaigsim kavą. Gerai. Nu tai ką, kaip suprantu, gyveni gerai. Jeigu ne tas Vileika, tai būtų gerai. Manai, nenusiramins, juk gavo kiek nori. Kažkaip įtartinai per mažai paprašė. Nu, sigando, atsitraukė. Čia tik pradžia. Pažįstu aš Gabrį. Nu, tada nežinau, kaip tau patart. Bet tu daryk viską, kad tik nebūtų karo. Daryk pinigus, gyvenk gražiai, valgyk skaniai. Nu, tokia puikia žmona turi, gražią. Ko tau dar reikia? Taip ir bus. O dėl Ovčiniko, tai tu pagalvok. Nu, patrauktų į šalį, kur nors į užsienį įsiūs. Aš žinau, kad Šramas jums nepatinka. Taip, nepatinka. Jo psichologinė būsena įsiderinusi. Jis nori vienu metu būti ir banditas, ir geras žmogus, o jam nesigauna nei tas, nei anas. Manęs jis nėra pavedęs. O Vileika taip padėjo ištraukti. Gabrį tai jis traukė dėl savęs, jį galima suprasti. Jis bet kada galėjo prieš Šramą pradėti liūdyti. Na ką, neimsiu įtikinėti, jeigu tu manai taip. Nu ką, ačiū už kavą. Eisiu, skani kava. Sudė. Nelydėk tu manęs. Kalbėkis, aš žinau, kur išeiti. Viso. Alio? Tu kur? Namie? Aš atvažiuoju, reikia pakalbėti. Būsiu po 10 minučių. 10 minučių. Būk ant gatvės. Bet vienas. Supratau. Kur eini? Būk čia, tu ateisiu. Na jau turėtų būti. Šiaip jis punktualus. Jeigu Hardas čia šitoj schemai įsipainios, tai greitai viską užbaigsim. Oba. Štai ir jis. Einu. Kas ten toks? Mano kolega. Gerai dėl jo būt ramus. Klausyk, turiu skubų klausimą. Tu arba tavo žmonės dirba zonai? Zonui? Laisvės atėmimo vietose. Ne, bet gera mintis, nepagalvojau. Žiūrėk, jeigu jūs ant dirbat, prasidės milžiniška mėsmė. Neprisiekiu, nieko neturiu bendro su tuo. Aišku. O dėl Tinos tu bereikalo.
Kažkas blogai? Ai, kažką ten gaudo, pasakiau, kad nieko nežinau. Bet kažką žinai. Einam, fulė tuoj. Bet žinai. Dar vienas šarkys. Einam. Oi, načelnikė, nu kokios zonos, kokie lageriai. Aš į tą pusę net pažiūrėt bijau. Van, nesenai važiavau pro rasas, tai net nusisukau, čiut dviratinko nenudaužiau. O. Iš naujo. Iš naujo. Šamai, iš tavęs klausiu klausimą. Klausimas skamba taip. Ar tu kaip nors esi susijęs su narkotikų platinimu zonos? Ne, nes ten reikėtų dirbti su pareigūnais, o pareigūnai, kaip jūs žinot, nelabai patikimi. Aš tau gero linkiu. Noriu, kad problemų ateityje neturėtum. O kokių problemų? Jūs žinot, kad aš švarus, kaip pirmas sniegas. Šamai, ar tu žinai, kas dirba zonose? Pabūsiu davinčių kodų. Klausimas skamba taip. Ar norėtum ką nors priduot? Atsakymas - ne, nenorėčiau. Kaip gaila. O aš galvoju, kad mes geri draugai. Načelnikė, nereikia mane imt ant jausmų. Jūs mane žinot, jeigu aš galėčiau, aš padėčiau, bet dabar iš manęs jokio tolko. Bet turiu patarimą. Ieškokit galų tarp pareigūnų. Be jų stogo niekas nedirbs su zona. Ir ką? Ir ką? Niekas nežino. Bet atspėja, kad čia dirba aukšti pareigūnai. Nelabai gerai. Tu jau baigiai drebėt? Aš? Tai kaip tik įdomiau, jau ir taip ir ilgai ramiai gyvenam. Gerai, važiuojam. Tai apie ką norėjai pasikalbėti? Aš persigalvojau. Padėsi man? Jo, bet tik dėl to, kad tu neprisidirbtum. Taigi bijai, kad tavo Rolandas apsišvies. Bijau. Gi ten Kraftas visur figūruoja. Dabar jis su juo dirba. Ką veikia, nesako. Tai gal bent taip sužinosiu. Gal pavyks nuo nelaimės atitraukti. Be to, gali būti, kad ne tu viena tai susitikimais domies. Tai taip, Šarkis su Mirkintu važinėja visur, su kažko susitikinėja. Iš kur žinai? Pasidėjau į mašiną žemėlapį. Tik blemba niekai blakės negaliu palikti. Tada kaviniai, kai buvau, rankinukę turėjau. Bet nepavyko Šarkio suvilioti ir jo mašiną patekti. Tai va dėl ko prie jo lindai? O kaip kitaip prie jo prieisi? Nežinau, gal reikėjo suknelę kokią užsidėti su iškripte. Ar skeltukais? Gali parodyti sustojimo vietas? Tai. Čia pirma, prie prokuratūros. Čia antra. Trumpai stovėjo. Palauk. Padidinam. Žinau šitą vietą. Rimtai?
Kas čia gyvena? Richardas Kauneckas. Tai tvarko savo juodus reikalus. Kita vieta? Čia? Ir paskui grįžo į biurą. Valius Ovčinikovas. Nu, matai, kaip mums gerai sekas. Nu, akivaizdžiai kažkas vyksta, renka informaciją. Aš ir taip manau. Tai mes turim dabar surinkti įkalčius ir tada veikti pagal įstatymą. Taip, būtent, pritariu. Gerai, kad stavkės nedariau. Koks kofas? Jis prie 5. Tai kiek būtum statęs? 2 štukas. Po tiek statai? Tai būna ir 5. Tu ludomanas jau. Kas? Nu, priklausomas nuo lošimo. Aha, ne. Tik kartą per mėnesį pastatau. Žiūrėk, neįklimp. Neįklimp. Kažkas atvažiavo? Markė gal? Ne. Jo mašina servize. Ot gražu! Žiūrėk, durys atidarytos, ateik kas nori, imk ką nori. Nepoнял? O kur broliai milžinai? Kileris ateina, atsišaudo ir išeina, kas čia buvo, a nieko nebuvo, ne žmogaus, ne nieko, tik skyrės, galvoj. Atsipalaidavai? Окей. Засада? Это, прasme, pasala. Supratau. Malačiai. Šitą, Hardinandikai, galim tave porai minučių? Tu kalbėk visi savi. Aha. Nu, manęs prašė. Pats žinai. В общем, padarom išimtį, o Larčikas nesupyks. Mažiau žinosi, geriau miegosi teisingai. В общем, Ferdinandai, Šarkis buvo energingas, liepsnos akyse, kaip demonas, nors kodėl kaip. Nu, ir vis reiškia pas mane, ar dirbi su zonom, klausė ir prie savo, ir prie savo, ir prie savo. Žinau. Tu, pas tave irgi buvo. Nu, va, matai, kažkas stumdo feną į zonas. Nu, o tilki-palki, kraftas, reiškia varganina, dabar kažkokie muhamorai iššoko, opšim, sako, gaudys apsiputojęs. Tegu gaudo. Ferdinandai, nesupyk, bet pasakysiu. O gal čia mūsų Biniucha kažkam teigia paslaugas, o mes nežinom? Neįmanoma. Kodėl? Mes dar nepasileidom aparatūros. O jis teigia paslaugas tam, kas jau pasileido. Nu, nepyk, tiesiog sakau, vat, ką galvoju mintis įgarsinau. В общем, Ferdinandikai, reikia kažkaip patikrinti, bet, blin, siek Biniucha kažkaip zapadlo. Ne, Benė nejudės be mano žinios. Bet įsiaiškint, kas juda, būtų gerai. Pasidomėk. Ko? Pasidomėt? Ir dar sukalint Šarkiui? Niekam nieko nesakyt. Įsiaiškint dėl savęs. Ta prasme, informuotas, ginkluotas. Jo, reikia laikyti ranką ant pulso. Teisingai, supratau, pasidomėsiu. Tu, kliovas yra? Jo, tik auksinė žuvelė skimba.